Nors iki Europos krepšinio čempionato liko daugiau nei 3 mėnesiai, tačiau jau šiandien į Druskininkus sugužėjo visas krepšinio elitas. Vokietija, Ispanija, Baltarusija, Rokiškis. Buvau ten vakar ir eisiu ten ryt, kur žmonės renkasi Europos vidurį ir ten tavo balsas skamba dar gyviau už gyvenimą. Už gyvenimą skamba garsiau. Jeigu pilnas gyvybės esi. Manau, kad turnyras absoliučiai puikiai pavyko, genialiai viską žmogus sutvarkė. Visą tai pamiršt neįmanoma. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Mes su tavim, mes su tavim, mes su tavim ten turime didelės salės, pilnas karalių milžinų. Mes su tavim, aš su tavim, vėl einu, ten einu. Ką tik tai išbėgo iš šitos Druskininkų Ryto gimnazijos šios šaunios merginos su šia gražia taurė. Ir noriu paklausti, kur ši taurė išvažiuoja? Į Rokiškį. Ar labai jūs patenkintos šia taurė? Žinoma, vis tiek kažką tai laimėjom. Ar vykęs turnyras? Labai patiko, labai gera komanda, labai puikus treneris. Norėtume pakartoti. Aš ten būsiu, nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Mes su tavim, mes su tavim, mes su tavim ten turime didelės salės, pilnas karalių milžinų. Mes su tavim, Tai klausėme pačio rezultatyviausio čempionato žaidėjo ir pačio jauniausio. Jūs esate iš Rokiškio. Kaip jūs išmokote taip gerai žaisti krepšinį ir šitame čempionate būti pats naudingiausias žaidėjas? Nuo šitam čempionatą aš rengiausi. Visą savaitę turėjau sportuoti lauke, stadione, nes sąlygų nelabai yra. Treniruotės nevyksta, tik 2 treniruotės savaitę, tai stengiausi kuo daugiau atidirbti savom jėgom, individualiai. O tai ką, Rokiškių trenerių nėra? Yra treneriai, tik nėra tokių ir gerų vaikų, kad labai norėtų žaisti. Trenerių yra, tik reikia klausyti juos. Kažkiek pats turi padirbėti, ne viską treneris turi padaryti. Tai tu patenkintas, kad tu tapai naudingiausiu čempionato žaidėjų? Jo, aš visada norėjau būti naudingiausias kai kurie vietai, kai kuriam čempionatui. didelės salės, pilnas karalių milžinų. Mes su tavim, aš su tavim, vėl einu, ten einu. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Mes su tavim. Sveikinu šią šaunę Ispanijos komandą, kuri nugalėjo šiame Druskininkų Europos krepšinio čempionate. Ką jūs norėtumėte palinkėti Lietuvai ir Lietuvos krepšiniui, kadangi šiais metais vyks Europos krepšinio čempionatas ir norėtume išgirsti jūsų palinkėjimus Lietuvos krepšiniui? Pirmas vietas. Tuo pačiu turbūt, kad svarbiausia olimpiada dar, kad papultų ir pirmos vietos. Laimėtų. Tik tai starėlis. Mes linkim, kad finale žaistų su ispanais ir juos nugalėtų. Jo, nes kad ir be lyderių, kad ir bet kovotų ir laimėtų, kad būtų kiečiau. Pergalių.